Jau 4. kartą šiauliučius kviečia paramos akcija Laimės keksiukai 2016, skirta paremti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. Akcijos metu bus parduodami pačių mokinių, jų mamų, močiučių, klasių bendruomenių iškepti keksiukai, o surinktos lėšos skiriamos labdaros fondo Mamų unija globojamiems vaikams. Šių metų paaukotas lėšas skirsime onkologinės ligos paliestai 15-metei Austėjai, kuriai reikia 15 000 eurų kainuojančio kojos protezo. Parama Austėjai jos šeimai gyvybiškai svarbi, tad norisi, jog kuo daugiau šiauliečių sužinotų apie Laimės keksiukus ir prisidėtų prie kilnaus tikslo. 2015 metais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus ir bendrojo ugdymo mokyklų neformaliojo vaikų švietimo koordinatorių tarybos iniciatyva surengtoje 3-ojoje paramos akcijoje Laimės keksiukai 2015 surinkta 6800 eurų. Piniginė auka pervesta į paramos ir labdaros fondo Mamų unija sąskaitą. Akcijoje dalyvavo Šiaulių miesto Lopšelis darželis Bangelė ir 22 bendrojo ugdymo mokyklos. Ačiū už jūsų gerumą.